Labas rytas, pradedam spaudos konferenciją pavadinimu Organizuota valdžios dezinformacija prieš pilietinę iniciatyvą. Kaip visi žinome, praėjusiu metu vasario 26 dieną Lietuvos Seimas skubos tvarka priėmė užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo įstatymą, o sekančią dieną Lietuvos Respublikos prezidentė tą įstatymą pasirašė ir jis įsigaliojo. Ir dėl šių antikonstitucinių įstatymo pataisų kilo pilietinė iniciatyva, yra renkami parašai, norima surinkti 100 000 parašų, kad Seimas atšauktų tas įstatymo pataisas, o aš ir Seimo narys Simulikas irgi esame pateikę įstatymo projektą, kad tas įstatymo pataisos būtų atšauktos. Noras yra tik tai vienas. Dar kartą paprastai paaiškinu. Iki šių metų lapkričio pabaigos galiojo įstatymas, kuris buvo priimtas 2004 metais, prieš pat įstojant į Europos Sąjungą. Tai daugiau negu 10 metų veikęs įstatymas, gerai veikęs, nekėlęs niekam problemų. Ir štai pernai lapkričio pabaigoje buvo priimtos įstatymo pataisos, mūsų manimų antikonstitucinės, labai keistos. Ir noras yra vienas - atšaukti tas įstatymo pataisas dabartinės, tam, kad veiktų iki šiol puikiai veikęs įstatymas. Ir įdomu pastebėti, kad piliečių iniciatyva, valstybinė žiniasklaida ir panaši nepriklausoma žiniasklaida nušviečia labai neteisingai. Ir čia aš pacituosiu dabar paskutinę neteisingą naujieną, kurią paskelbė dienraštis Lietuvos rytas. Kovo 1 dieną jis paskelbė publikaciją, kas sieja Rūtą Vanagaitę, Zigmą Vaišvilą ir Povilą Gylį. Straipsnio autoris Vytautas Jankauskas. Be visokių kitokių įdomybių autorius rašo taip. Artėjant šiems Seimo rinkimams, Zigmas Vaišvila tapo kovotojų prieš pabėgėlius. Jis nutarė surinkti parašus, kad Seimas atšauktų sprendimą priimti virš 1000 pabėgėlių, kam pritarė vyriausybė ir prezidentė. Tai aš trumpai pakomentuosiu. Nežinau, ar Zigmas kovoja ten prieš pabėgėlius, kaip kovoja, bet dar kartą primenu, kad iniciatorių noras yra atšaukti įstatymo pataisas, tam, kad ir toliau galiotų iki šiol veikęs puikiai įstatymas. Niekas nekovoja prieš jokius pabėgėlius. Nėra jokio pabėgėlių įstatymo, kaip kad čia rašoma žiniasklaidoje. Niekas nekovoja prieš 1000 pabėgėlių, kuriuos Lietuva įsipareigojusi priimti. Čia apie tai net nėra kalbų. Lietuvos rytas tiesiog, aš spėjau, dėl nežinojimo dezinformuoja žmonės, nes kitaip suprasti negaliu. Mes norime, kad būtų atšauktos įstatymo pataisos ir veiktų iki šiol galiojęs įstatymas. Nieko daugiau. Kodėl Lietuvos rytas meluoja, kodėl portalas Delfi meluoja ir kodėl meluoja pagrindinis valstybinis transliuotojas LRT, aš nežinau. Galbūt apie tai papasakos ponas Zigmas Vaišvila ir kiti. Labadiena. Kadangi nesu LRT tarybos pirmininkas ir nesu LRT generalinis direktorius, tai kodėl jie pirmieji pradėjo šią dezinformaciją, man nėra žinoma. Visų pirma, pabėgėlių, tų neteisėtai, nelegaliai patekusių į Europos Sąjungą pabėgėlių, organizuotai, perkeltų net, ne pabėgėliai jie yra, reikalą sumąstė išviešinti, žinom kas, Angela Merkel, o mūsų vyriausybė savo nutarimais klusniai jos vykdo. Tai neturi nieko bendro su užsieniečių teisinės padėties įstatymu. Visiškai nieko bendro. Buvo nuo pat įstojimo į Europos Sąjungą pagal visus Europos Sąjungos reikalavimus priimtas užsieniečių teisinės padėties įstatymas ir viskas. Ir jis veikia. Nuo Sirijos karo pradžios, jeigu kažkam įdomu, perkelta į Lietuvą oficialiai tvarkingai gavus leidimus mūsų ambasadoje Baltarusijoje 40 sirų šeimų. Nei pykomės, nei mušėmės,
tokia tvarka, patikrino dokumentus, nustatė tapatybės, jie įrodė, patikino, kaip čia jie sugebės tvarkingai gyventi ir faktas įvyko. Tai, kas įvyko dabar, tai pabėgėlių pretekstų. Aš tikiuosi, kad žurnalistai neskaito, apie ką rašo. Aš suprantu, jų krūvis didžiulis. Informacijos daug reikia pateikti. Ką dabar kreipsi dėmesį? LRT pasakė. Tai kaip senais laikais tiesa komunistų partijos vedamasis pasakė, tai visi ir pakartojo organizuotai. Ir dabar ką? Kasgi gavosi? Gavosi chaosas, nes sugriauta sistema. Dabar mes turime, aš jau nebecituosiu, žurnalistam rekomenduoju paskaityti prieš rašant tą temą, tą, ką gerbiamas Seimo narys sako vos ne kiekvieną spaudos konferenciją. Paėmė palyginamąjį įstatymo dokumentą ir matai, kas išbraukta, kas įrašyta. Nevaidinkim, kad mes patikrinsim per 24 valandas, per kurias įsipareigojom priimti bet ką. Įstatymas yra bendras. Nei syram, nei legalam, nei nelegalam. Visus įsipareigojom priimti. Ir ne tik, kad įsipareigojom priimti, bet ir jie turi teisę patekti čia, turi teisę išvykti. Įregistruotos Seime naujos pataisos, aš jas pakartosiu, esminius dalykus, pradės Seimas svarstyti šitų visų tame tarpe ir teisėtai ir neteisėtai patekusių asmenų į Lietuvą, teisę turėti vidutinį darbo užmokestį viršijantį atlyginimą, mūsų vidutinį darbo užmokestį viršijantį atlyginimą, apie kurį retas gali pasapnuoti Lietuvos pilietis. Net laikinai įdarbinus. Darbdaviui prievolė pareiga jį apgyvendinti. Visos socialinės garantijos. Pirmenybė ir skubos tvarka persikelti čia šeimos narius. O identifikavimas baltas popieriaus lapas, išrašytas graikų policininko, matant tam pačiam pareigūnui, kad atvykėlis pradūręs valtį prie Graikijos salos kranto suplėšė pasą. Kažką mes norim apgauti? Aš manau, save norim apgauti. Ir dabar, kalbant apie šitą, tai yra ne tik dezinformacija, tai yra ir mūsų piliečių vis tik diskriminavimas. Yra konstitucija, kuri gina mūsų piliečių teises ir klausimas yra labai paprastas, kodėl vis tik tai valdžia elgiasi taip neatsakingai. Ir aš noriu priminti paprastą dalyką. Mūsų baudžiamasis kodeksas kol kas nepakeistas 291 straipsnis už neteisėtą sienos kirtimą baudžiamoji atsakomybė iki 2 metų laisvės atėmimo. O tiem, kurie padėjo tai padaryti, baudžiamoji atsakomybė iki, tok Dieve nesuklysti, o net yra atvejai iki 10 metų. Tai dabar, ar įsivaizduojat, ką daro Lietuvos vyriausybė? Ji padeda ir teisėtai, bet ir neteisėtai patekti į Lietuvos valstybę. Dar bent popieriuje jie yra tokia. Dar yra konstitucija nepanaikinta. Dar baudžiamasis kodeksas nepakeistas. Aš labai nenoriu tokios gėdos, kad mūsų vyriausybė sės į kalėjimą. Bet prokurorai turi reaguoti į tą faktą. Jau pirmieji faktai yra. Ir žinot, jeigu dabar kalbam apie tą kuriamą chaosą, aš dar kartą pakartosiu, kaip gerbė valstybės, kurios žiūri į savo piliečius. Visi žinome apie garsiąją Šveicariją. Jeigu gauni leidimą ten gyventi, visų pirma moki iš savo kišenės didžiulius socialinius mokesčius. Antra, tu privalai mokytis kalbos kažkurios iš jų pagrindinės, prancūzų, vokiečių, italų. Be šitų dalykų, be nuolatinio socialinių mokesčių mokėjimo iš savo kišenės ir be kalbos mokėjimo, nesvajok Šveicarijoje gauti leidimą gyventi nuolat. O gavęs nuolatinį, leidimą gyventi, dar tai nereiškia, kad tu turi teisę dirbti. O mokesčius moki. Tai kas čia dabar vyksta? Vyksta organizuotas ir neteisėtas perkelimas. Beje, ne iš karo zonos,
O teisės kalba, kalbant, perkelimas vyksta iš trečiosios šalies, iš Turkijos, kurioje kol kas karo nėra, kuri šantažuoja visą Europos Sąjungą. Nesutiksit, nemokėsit mums milijardų kasmet ir nepriimsit į Europos Sąjungą. Mes jums susodinam į autobusus ir paleidžiam. Pirmin, į Bulgariją, Graikiją autobusais vežam. Dėl to kantrybės netekęs Austrijos kancleris pasakė poniai Merkel. Paskaičiavo, kiek ponia Merkel nori šitų nelegalų ir pasakė, turit Lufthansa, 5 eurobusai per dieną, tiesiai iš Turkijos į Berliną ir pirmin, ir per metus laiko susivežat visus. Kam jūs keliat chaosą? Taigi vyksta chaosas. Dabar noriu pasakyti dar ir tokį dalyką. Noriu atkart gerbimo ministro Sauliaus Skvernelio dėmesį. Tamsta balsuojat Europos Sąjungos taryboje Lietuvos vardu. Tamsta balsuojat, kaip jau aiškinau pernai spaudos konferencijoje, pagal Seimo užsienio reikalų komiteto sprendimą. Gerbiamas ministre, jūs prisiekėt tautai, konstitucijai. Ar jūs skaitėt ją? Ten pasakyta, kad užsienyje atstovauja mūsų valstybė, vyriausybė ir prezidentas. Nuo kada kažkoks, kad ir labai garbingo Seimo komitetas suteikia savo tokią funkciją? Nėra jos. Todėl, kalbant apie tuos dalykus, aš noriu būti labai tikslus. Žinot, valdžios yra neamžinos, jos keičiasi. Ir demokratiniu būdu, ir Seimo rinkimuose, ir prezidento rinkimuose. Todėl aš noriu, kad tie valdininkai, ministrai, viceministrai ir tie, kurie vykdo neteisėtus tiek ES sprendimus dėl privalomų kvotų, jie jau ginčiami teisme, tų valstybių, kurios gerbė save, noriu priminti kai kurios mūsų baudžiamojo kodekso straipsnius. Taigi, kurie numato tokiai bausmę, kaip galima laisvės atimimą. Baudžiamojo kodekso 123 straipsnis, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais iki 8 metų. 228 straipsnis, piktnaudžiavimas savo tarnybinę padėtim iki 7 metų. 229 straipsnis, tarnybos pareigų neatlikimas iki 2 metų. Tai dabar į kokią padėtį pastatėt pasieniečius, kurie turi sulaikyti nelegalus. 294 straipsnis, savivaldžiavimas iki 5 metų. Neduok Dieve, tarp šitų nelegalų bus teroristai. Ir kai ikiteisminis tyrimas nustatys, kad veiksmą atlikusi asmenį Lietuvoje, teroro aktą atlikusi asmenį, įsileido teisėtai ar neteisėtai, tegu jie mano, kad teisėtai, bet jie įsileido neteisėtai, persikėlė čia neteisėtai teroristą. Taigi, parama terorizmai akivaizdi būtų, nes jūs padėjot neteisėtai jam patekti čia. Baudžiamojo kodekso 250 straipsnis su ženkliuku 4 už teroristinės veiklos rėmimą ir finansavimą beje. Tai mes finansuojam teroristą, apmokam, socialinės lengvatas suteikiam iki 10 metų atsakomybę. Ir jeigu jau kalbam baudžiamąją atsakomybę, tai yra vis tik padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. 118 straipsnis. Nuo islamo teroristinės valstybės nepripažintos, nuo Turkijos intereso iki Vokietijos, nes kanclerė, kaip nebūtų gaila, reprezentuoja kol kas Vokietijos vyriausybę. Ir aš abejoju, ar naujas Seimas tada taikys 78 baudžiamojo kodekso straipsnį ir suteiks amnestiją už nusikalstamą veiką padariusio asmens atleidimą nuo visos ar kitos bausmės. Todėl, kalbėdamas apie tuos dalykus, aš noriu labai pagarbiai pristatyti gerbiamą, visiems žinomą, Lietuvai žinomą Vytautą Juozapaitį, gerbiamą kompozitorių, kuris iškart suprato, ką reiškia ši pilietinė iniciatyva. Jis kiekvieną dieną, kaip į darbą, eina ir jo parašų skaičius įspūdingas yra.
Bet svarbiausia, dabar gerbiamas Vytautai, jūsų žodis. Aš tiesiog norėčiau, aš kaip pilietinės organizacijos dalyvis, balsų rinkėjas, noriu pasidžiaugti, šitą jau 3 lapus surinkau, galvojau kokį 20 susirinkti, aš senai įsijungiau, galvojau apie panašią pilietinę akciją, bet tik tai dabar įsijungiau vasario 9 dieną. Ir man labai džiugu, kad, tarkim, šitame lape pradėjo 5 signatarai mūsų ir vakar rinkau parašus ir vyras pasirašė, o žmona sako, aš ne, aš prieš. Ir liko viena vietelė. Ir kaip aš apsidžiaugiau, kada aš šiandien surinkau. Man leido pagarsinti pavardę, tai Algimantas Norvilas, taip pat signataras. Tai aš surinkau jau 3 lapus ir šiandieną eisiu dar ieškoti parašų į Kaziukų mugę pasiruošęs, nes LRT pranešė, kažkur tai girdėjau, kad ir mūsų mielas premjeras surado kažkur streikuojančiams pensininkams 2 milijonus. O aš sakau, gal rasiu šitą vieną parašą kažkur Kaziuko mūgį, bet čia radau Seime ir labai džiaugiuosi. O šitą aš norėčiau šitai pasakyti. Aukštas valstybės valdininkas Jankevičius vienoje komercinėje televizijoje patenkintas savimi ir iškraipydamas vykstančią parašų rinkimo akcijos dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pripažinimo negaliojančių, kur mes renkam parašus, mūsų parašų rinkėjus paniekinamai pavadino keliančiais šaršalą. O mes viso labo norime tik vieno, kad Seimas persvarstytų Lietuvos visuomenės saugumui grėsintį įstatymą, kad ir po 50 metų po signatarų namų balkonų susirinkę Lietuvos piliečiai dainuotų lietuviškai. Visuose didžiosiuose lietuvių kalbos žodynuose žodis šaršalas turi 2 skirtingas reikšmes. Aš pasidomėjau. Jeigu norima pažeminti, tuomet reiškia triukšmą, barnius, skandalus, erzelynę, šurmulį, šiurstą, bilčių ir taip toliau. O iš teigiamos pusės, malonybinės, tai reiškia aidėti, judėti, banguoti, liuliuoti. Savo humoreskose Algirdas Grašys mėgdavo sakyti, lazda turi 2 galus, jei vienas į nagus, kitas tau pačiam į ragus. O posakį, kad reikia mokėti laiku užčiaupti savo kakarinę, girdėjau ne kartą sakant mūsų aukštus valdininkus. Tuo tarpu lietuvių tautos dainius kunigas Antanas Vienažindys yra pasakęs, kas tur gerą kakarinę, myli dainą ir tėvynę. Mėly pilietinės akcijos dalyviai, parašų rinkėjai, man regis šis aukščiau minėtas valdininkas, norėdamas mus pažeminti, iš tiesų išaukštino. Tad ir toliau kviečiu, aldėkime, lalėkime, judėkime, banguokime, liuliuokime, nes mūsų kakarinės kol kas dar neužčiauptas. Parašų rinkėjas, kompozitorius Vytautas Juozapaitis. Ačiū gerbiamas Vytautai. Aš noriu pasakyti, ką prastai mokam lietuvių kalbą. Ir matyt valdininkas, jam reikalavimai nebūtini žinoti lietuvių kalbą. Aišku, mes esam dėkingi ir už senų žodžių
priminimą, pavyzdžiui, profesoriui Vytautui Landsbergiui, kur dupelis buvo toks žodis primintas, tikrai retai vartojamas. Tai labai džiugu, kad mūsų kalba, kuri kasdien, kasmet skurdėja, yra praturtinama senais prasmingais žodžiais. O kalbant apie pilietinę iniciatyvą, ir mes tikrai nuoširdžiai dėkojam gerbiamam kompozitoriui, aš noriu pasakyti, kad praėjusiame LRT tarybos posėdėje dar klausimas dėl šitos pilietinės iniciatyvos parašų rinkimo nušvietimo LRT eteryje nebuvo išvis svarstomas. Mat savaitės laiko jiem nepakako išanalizuoti ir įvertinti, kokia čia ta iniciatyva, ar čia VRK turi nuspręsti, kad reikėtų transliuoti ir aiškinti ar ne. O mūsų nuomoniai, kad paprašėm bent jau paneigti, kad LRT paneigtų tą, ką neteisingai paskelbė būtent, kad kažkokį mistinį pabėgėlių priėmimo įstatymą mes čia kritikuojam neegzistuojantį. Tai dėja sprendimų iki šiol nėra. Tačiau šį mėnesį vėl bus kažkur mėnesio vidury LRT tarybos posėdis. Ir mes lauksime, žiūrėsime tada teisinius veiksmus, kokius darysime, bet gerbėmėje, kaip jau ir sakiau, elektroninis balsavimas mums taip pat kelia rūpesčių, ar tikrai jis sąžiningai vykdomas technologiškai. Todėl štai šitie lapai, kurių šiandien vakar jau Giedrius Kochanka, koordinatorius, paėmė iš VRK naują porciją, kviečiame aktyviai įsijungti ir Kaziuko mugėje, ir ne tik Kaziuko mugėje, bet tai yra pagrindinis mūsų faktorius. Žodis Seimo nariui Audriui Nakui. Aš dar kartą pabaigai užtvirtinsiu, kad būtų aišku, dėl ko šita pilietinė iniciatyva yra, kam renkami parašai. Ir čia pacituosiu vėl kovo 1 dienos Lietuvos rytą, kuriame straipsnio autorius arba sąmoningai meluoja, arba yra tiesiog neišprūsęs ir skelbia dezinformaciją. O straipsnio... Arba, kaip Sąjūdžio gimimo metu, Irena Tiškutė prisipažino pasirašiusi nuleistą straipsnį. Gal, nežinau. Žodžiu, Lietuvos rytas, turėdamas omeny vieną iš parašų rinkėjų, iniciatyvos autorių Zigmą Vaišvilą, rašo: jis nutarė surinkti parašus, kad Seimas atšauktų sprendimą priimti virš 1000 pabėgėlių, kam pritarė vyriausybė ir prezidentė. Tai yra melas. Dėl to jokie parašai nerenkami. Parašai renkami tam, kad Seimas atšauktų 2015 m. lapkričio 26 d. priimtas įstatymo pataisas. Iniciatyvos autoriai nori, kad ir toliau galiotų nuo 2004 metų galiojęs įstatymas. Jokie parašai dėl to, kad, cituoja Lietuvos rytą, Seimas atšauktų sprendimą priimti virš 1000 pabėgėlių, kam pritarė vyriausybė ir prezidentė, nėra renkami. Tai yra išmislas, tai yra melas. Lietuvos rytas šiuo atveju meluoja. Tik nežinau, ar čia reikia ant jų pykti, ar reikia tam žurnalistui ir visai redakcijai paaiškinti, kad ir jie suprastų, kam yra renkami parašai. Apie jokį 1000 pabėgėlių, 10 000 ar 10 pabėgėlių, tie, kurie, kad ir Graikijoje išsibėgioja, nenori čia važiuoti. Parašai nėra renkami. Parašai renkami tam, kad būtų atšauktos įstatymo pataisas. Tai tie, kas tas rašliavas rašote, LRT, LRytas ir panašiai, tai jūs paimkite lyginamąjį raštą įstatymo, perskaitykite ir tikrai nebejoju suprasite. Ir tada neskleisite dezinformacijos ir nemeluosite. Na ir ką, baigiant, aš noriu gal, jeigu jau Lietuvos rytą paminėjome ir kreipėmės į jį, aš noriu kreiptis ir Gedvydą Vainauską. Argi jūs nematote, gerbiamas Gedvydai, kad yra labai svarbu tiesa, labai svarbi yra visuomenės pilietiškumo padėtis. Labai svarbi. Kad nebūtų vykdomi tiesioginiai reportažai ir apie jūsų sulaikymą žiniasklaidoje. Tai turi būti daroma taip, kaip turi būti daroma. Todėl aš labai kreipiuosi į gerbiamą Gedvydą Vainauską, vis tik
dienraštis didžiausias Lietuvoje ir interneto svetainė, pataisykit, prašau, klaidą. Gerbiamas Rolandas Paksas štai čia, šioje salėje, prieš keletą dienų pažadėjo tvirtai, kad Tvarkos ir Teisingumo partijos frakcija parems gerbiamo Audriaus Nako ir Valerijaus Simuliko įregistruotą jau įstatymo projektą, kuriuo šitą chaosą sukeliančiais užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai pernykščiai lapkričio 26 priimti būtų panaikinti. Mes prieš chaosą, mes už tvarką, mes už tikrą tvarką, o ne deklaruojamą tvarką. Ir mes už tai, kad piliečiai jiem tarnauja valdžia. Valdžia yra tarnai. Seimas yra atstovai, kurie privalo tarnauti juos rinkusiam. Tai ačiū, sėkmės ir primenu, visa informacija yra interneto svetainėje b3g.lt. Ten ir yra sąskaita nurodyta, į kurią galima pervesti pinigus remiant šią iniciatyvą. Skaitykite Laisvą laikraštį, specialūs priedai jau 3 kartą. Šitame laikraštyje informacija visos koordinatės ir linkiu geros kaziuko mugės, gero savaitgalio ir geros nuotaikos. Liko dar daugiau kaip mėnuo. Valdžia, jeigu ji nebijotų to, ji ramiai ignoruotų mus ir tylėtų. Bet ji užsiima dezinformaciją. Ačiū Jums už dėmesį.